Tačiau vėlgi reikia būti atsargiems, nes paskutinėje diabeto stadijoje galima kažkokia tai kūno dalis gali gauti, labai lengvai gali gauti infekciją. Todėl būtina būti labai atsargiam tam, kad infekcija nekiltų. Yeah, safety, that means if you do enough work, acupuncture can be very safe. But you need to do something like firstly, that's sterilization of needles, like full medical history, accurate diagnosis, care with risky points. For example, almost all the shoulder or leg are safe, but some area is dangerous, risky, like this area, like some acupuncture on the neck are risky. If you use acupuncture in the wrong way, it can cause very dangerous condition. Taigi, visgi darant akupunktūrą reikėtų atkreipti dėmesį kelis dalykus tam, kad nekiltų pavojus ligoniai. Visų pirma, reikėtų sterilizuoti adatas, žinoti visą medicinos istoriją žmogaus, tada teisingai nustatyti taškus, teisingai nustatyti diagnozę ligos, pasirinkti tinkamus taškus ir būti labai atsargiems su tais pavojingais taškais, nes taškai rankose, kojose, su jais dažniausiai viskas būna tvarkoje, bet šitoje vietoje taip pat kakle yra taškai, kuriuos neatsargiai durant adatą galima labai pakenkti žmogui. So why we choose acupuncture? So we got many reasons. This list is come from American people. So they summarize 10 reasons why we choose acupuncture. Maybe some of them are reasonable. Maybe some of them are not so obvious. Taigi, kodėl mes renkamės akupunktūrą? Šis sąrašas yra atėjęs iš Amerikos, būtent amerikiečiai vardija tokias priežastis. Kai kurios galbūt ne visiškai objektyvios, bet kai kurios tikrai gana suprantamos. So first one is the works. That's most important. Mūsų svarbiausia priežastis ta, kad akupunktūra veikia, tikrai padeda. So actually, Chinese medicine in China, they also have a long history with many problems. Like sometimes some people want to stop acupuncture, but afterward it's survival until now. The biggest reason is it works well. Taigi, žvelgiant į Kinijos istoriją, vėlgi buvo laikotarpiai, kai akupunktūros gydymas buvo draudžiamas, tačiau gydymas akupunktūra išliko ir pagrindinė priežastis yra ta, kad tai veikia. And both acupuncture and the Chinese medicine focus on the root of medical problem. So that means we try to find out the real reason of the disease and try to deal with or adjust the body condition. So that is the most important treatment of Chinese medicine, not just solve the obvious problem. Taigi, esminis tradicinės kinų medicinos ir akupunktūros principas yra tas, kad mes stengiamės surasti ligos priežastį, pagrindinę priežastį, kodėl žmogus jaučiasi blogai. Ir tada stiprinti kūną, patį organizmą, tam, kad žmogus pasijustų geriau, o nėra taip, kad mes gydome tik tai simptomus. So for example, you've got a headache. So it's not good if you use a painkiller, but we should find out what caused the headache. Sometimes maybe headache can come from many reasons. Like in Chinese medicine, we see if you got deficiency symptoms, can also cause headache, and others like you suffer from a heat can cause headache. So we must find out the real reason of headache, and then treat the real reason. Then the headache can get off. Taigi, pavyzdžiui, jūs kankina galvos skausmas. Ir nėra gerai vartoti vaistus nuo skausmo.
geriausia būtų, svarbiausia yra iš tikrųjų surasti ligos priežastį, skausmo priežastį, kodėl skauda. Tarkim, galva gali skaudėti dėl trūkumo simptomų, trūkumas, tarkim, koks trūkumas. Taip pat gali nuo karščio, dėl karščio, taip pat gali skaudėti galvą. Taigi visų pirma reikia surasti ligos priežastį ir būtent ją pašalinti. Tada pats skausmas vėlgi išnyks, savaime. And acupuncture has a very special feature. That's the same acupoint sometimes can have the two sides adjust the effect. I mean, for example, you got a stomachache. Sometimes because of the low function, low activity of stomachache. So you can use one point to deal with it. And sometimes you got stomachache because of too active of your stomach. You can also use the same acupoint. It can have a two sides adjust the function. Taigi vienas akupunktūros taškas gali būti naudojamas, tas pats akupunktūros taškas naudojamas skirtingam skausmui arba skirtingiems simptomams gydyti. Pavyzdžiui, jeigu mums skauda skrandį dėl to, kad skrandis, ta prasme, blogai dirba, ne? Ir kaip ir viena būtų priežastis, kodėl skauda. Kita priežastis galėtų būti, tarkim, kitu atveju, skauda skrandį dėl to, kad per daug aktyviai skrandis dirba. Nors atrodytų visiškai skirtingos priežastys skausmo, tačiau taškas akupunktūrinis naudojamas tas pats. And also acupuncture is not that expensive and also got less side effect. Taigi akupunktūra taip pat yra netokia brangi, o šalutinis poveikis yra gana mažas. So here I want to tell you some acupoints, to show you some acupoints which are easy to find out. So we can see this acupoint. You can find it in a way. You can see this line here, right? You put this line here like this, and the tip of your finger is the acupoint. Taigi, dabar norėčiau parodyti kelis akupunktūros taškus. Visų pirma, šitas, žiūrėkime, ne? Imam ranką, nykščio liniją lenkimo, ne? Dedame prie rankos krašto, prie šito kitos rankos krašto. Ir tada tas taškas, kurį mes norime dabar surasti, tai būtų mūsų piršto galiuke, ne? Piršto galiukas liečia šitą tašką. So for this acupoint, some people say it's in charge of all the disorder of your head and your face. Taigi manoma, jog šitas taškas atsakingas už visus susirgimus, kurie susiję su galva ir veidu. So sometimes you can suffer from the earthquake or a headache. You can always use it. Tarkim, jeigu jūs kankina galvos skausmas ar danties skausmas, jūs galite naudoti šitą tašką. You can press it, you can also use acupuncture. Taigi, jūs galite jį masažuoti, ar ne? Arba naudoti akupunktūrą, adatą naudoti. So next one is 内关, called 内关. That's you use 3 fingers like this. Taigi, kitas taškas, nes taigi, in the middle. Imame 3 pirštus, ne? Ir dabar mes taip žiūrime. This acupuncture connects with the function of the heart. Sometimes when you feel uncomfortable with your heart, you can press this acupuncture to help you, release the pain. Šitas taškas būtų viduryje, kad 3 pirštai nuo lenkimo delno, lenkimo linijos, viduryje rankos, vidinėje rankos pusėje ir jisai atsakingas už širdį. Jeigu jūs turite problemų su širdim, tarkim, jeigu maužia širdį, jūs galite šitą tašką masažuoti. Some people feel nausea when they drive or take a car. You can use this acupuncture. Kai kurie žmonės pykina, tarkim, jeigu važiuoja mašina ar ne autobusu, taip kad jūs taip pat galite irgi naudoti šitą tašką. So this acupuncture is for tonifying. Šis taškas naudojamas tonizuoti. So just a 4 finger, we put it 4 finger under the knees. Taigi, po keliu padedat 4 pirštus. When you press it, you can feel very special feeling.
you can find out there's the different feeling compared with Kai jūs other. spaudžiate jį, jūs jau turėtumėt jausti tokį skirtingą, pojūtį, skirtingas jausena turėtų. It's kind of sore or pain or a little bit of pain. Turėtų būti šiok toks, tarsi maudimas šioks toks, šiek tiek tarsi skausmo, ar jaučiate? But actually, when you practice, you feel comfortable. O po to, kai jūs ten, tarkim, paspaudot, ar ne, tai jaučiat palengvėjimą. Yeah. It can adjust the function of stomach. Ir tai šis taškas gali pagerinti skrandžio veiklą. And also, Chinese medicine practitioner use masturbation to use masturbation to stimulate this acupuncture can tonify your body. Taigi, ir kinų medicinoje naudojama moks, ar ne, tam, tiems taškams ir šitam, tarkim, taškai stimuliuoti. So here I want to mention something before I finish my lecture, because we want to accept something, or when we want to like or love something, those things should be something we like or attract us, or we can get pleasure or happiness from that. Taigi, visų pirma, prieš pabaigdamas paskaitą, dar norėčiau šitą pasakyti. Jeigu yra kažkoks dalykas, vėlgi tik mes domimės, tai šitas dalykas turi būti gražus, patrauklus, tiesiog mums patrauklus, traukiantis. So I list some words, on the screen, like if something related with art, if something can be a fashion, if something represents imagination, if something is a creation, something can be part of a lifestyle, something can be part of a phenomenon of a culture, or something can give you happiness or pleasure. Those kind of things must be acceptable. Taigi, ekrane matote žodžius, tarkim, pavyzdžiui, menas, jeigu tai yra gražu, mada, vaizduotė, kūrybiškumas, kažkoks gyvenimo stilius, kultūros kažkokie reiškiniai, ar tai, kas suteikia malonumą ar laimę. Visą tai mes tai priimame. So I don't want to say TCM or acupuncture can be those kind of things. Nenoriu pasakyti, kad tradicinė kinų medicina ar akupunktūra galėtų būti siejami su šiais dalykais. But when we talk about that, what come up with your mind? What can you think of? Bet tai ką mes pagalvojame, kai kalbam apie tai? So what's that? Can you imagine anything? Ką jūs galėtumėte sieti su tradicinė kinų medicina? Kokius žodžius? Anything give you such feeling? Ką jūs jaučiate? Kaip? Daug kai, yeah. All of them. All of them? Almost. Okay. For me, I think about this word, something, got in my mind. That is the apple, right? But apple with the drops, not the current apple. Taigi, jeigu imtume visus šituos žodžius, ar ne, tai į galvą man ateitų žmogus, būtent Steve'as Jobsas. Because the Apple product really give you a feeling for art, a fashion, imagination. It can be part of our lifestyle. But right now, maybe afterward, maybe in the future, Apple product will be a code technique or code machine, not like before, because there was some imagination in it. Ir, tarkim, iPhone'as ar kažkokie kiti Apple produktai, jie gali būti siejami su menu, su mada, vaizduotė, gali būti gyvenimo stilius, kultūros dalis ir panašiai. But when we talk